Vilniaus universiteto profesorius. Prieš daugiau nei 20 metų mokslinę medicininę veiklą vykdžiusiam Vaitkui tuometinis šalies vadovas Rolandas Paksas įteikė 16 pagal svarbą Lietuvos apdovanojimą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda Gedimino ordino karininko kryžių, kuriuo pagerbiami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ar visuomeninėje veikloje, iš Vaitkaus atima. Aš tikrai nematau jokių priežasčių, kad ponas Vaitkus nešiotųsi išdidžiai savo atlape Gedimino ordiną, nes man šiandien tai atrodo šventvagiška. Ar ordino atėmimui iš Vaitkaus pritarė tautiečiai? Teisinga, mes turim gintis. Žmogus, kuris, tiesiog kursto prieš Lietuvą, skleidžia melagienas. Gal prieš tai reikėtų įrodyti tą antivalstybinę veiklą? Kažkokiu būdu, jeigu tai daroma yra akivaizdi žala valstybėje ir panašiai. Negalima žmogui atimti niekada, ką jisai užsidirbo, tas jį turi būti. Нельзя отнимать, обижать людей. Jis nevertas jo, nes žmogus tarnaujantis savo tėvynei tikrai taip nesielgtų. Manau, kad tikrai reikia. Šių dienų realijom vadovaujantis, tai aš nemanau, kad jis čia vertas kažkokiu apdovanojimu ir viską reikėtų naikinti. Jis, visiškai prieš valstybę veikiantis asmuo. Prorusiškomis antivalstybinėmis pažiūromis garsėjantis veikėjas, uolus už šnipinėjimą Rusijai nuteisto Paleckio gynėjas, prieš porą savaičių eilinį kartą lankstėsi ir pataikavo Baltarusių režimui. Nuvažiavęs į Minską, Vaitkus pripaistė tenykščiams propagandistams reikalingų melų, neva Lietuvoje prezidento rinkimai neteisėti, neva žmonės palaiko Rusiją. В Литве нету легитимного легитимно выбранного литовского президента. И что выборы президента должны быть отменены и назначены другие. Iš Minsko jis siuntė žinią, esą Lietuva sąmoningai stumia Europą į karą su Rusija. Я думаю, они это делают сознательно. Kremliaus ir Lukašenkos simpatikas Baltarusijoje guodėsi, neva Lietuvoje jis persekiojimas už tiesą. Этот визит стал настоящим вызовом литовскому политическому истеблишменту. Ir šitai patraukė Lukašenkos propagandos mašinos dėmesį. Ten buvo vaizduojamas kaip drąsus Lietuvoje už tiesą persekiojamas didvyris. Nuvažiuoti skųstis Lukašenkai dėl persekiojimo kitaminčių, dėl neteisėtos valdžios, tai yra tas pats kaip padėti, nežinau, krokodilui galvą ant peties ir verkti, kad nyksta ančių populiacija. Aš apskritai esu sakęs, kad pono Vaitkaus vieta yra kalėjime dėl jo antivalstybinės veiklos ir jo pasisakymų neigiančių okupacijas, neigiančių įvairius kitus esminius mūsų valstybingumo principus. Baltarusijos propagandistams į visas pusės besilankstantis Vaitkus su Lietuvos žiniasklaida bendrauti nusiteikęs skeptiškai. Jūs lietuviškai nesuprantate ar ne? Kai susisiekite su advokatu, pasirašykite įsipareigojimus dėl teisingos ir nemeluojančios informacijos pateikimo ir tada jokių problemų nėra. Tiesos šaukliu besiskelbiantis antivalstybininkas Baltarusiams pasakojo apie Lietuvoje neva atgimstantį fašizmą. Мысли гитлеровцев о евреях тут бы померкли. Politikai skirtingai mato Vaitkų ir panašius į jį Putino garbintojus. Kai kurie sako, kad jie yra penktoji kolona, kiti aiškina, neva jie neturi tiek galios, tad šis pavadinimas suteiktų jiems per daug garbės. Jis važiuoja į Baltarusiją tiesiogiai, nuvažiuoja tenai, kalbasi iš principo su KGB agentais kažkokiais, nes garantuoju, kad tie žmonės, kurie supo jį, buvo kažkokiu būdu susiję su tam tikromis slaptosiomis tarnybomis to šalies. Pavadinti juos penktąją koloną dar yra per didelė jiems garbė, nes įtakos visuomenė nėra. Mūsų tauta yra atspari. Visgi užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad mums vertėtų brėžti aiškesnės žodžio laisvės ir antivalstybiškumo ribas. Negalime leisti priešiškai mašinai, prieš mus sutelktom pastangom, leis manipuliuoti neva nuomonės įvairovę, žodžio laisvė ir panašiai. Yra žodžio laisvė iki tam tikros ribos, kai tai yra nusikaltimas. Aš manau, įstatymų leidėjų, čia uždavinys būtų geras, įvesti daugiau aiškumo. Koks veikimas jau galėtų būti traktuojamas kaip antivalstybinis veikimas ir tada gulti po atitinkamais straipsniais, pagalba veikti prieš valstybę, pavyzdžiui. Šiuo metu policija yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi, ar Vaitkus nepadėjo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Seimas